Kad plytelių tarpų užtaisymui tinkamų glaistų ištepliotos renovuojamo vaikų globos namų pastato sienos bei vidinės patalpos, o akrilu ištepti baldai bei popierinės dėžės ir deglais apdegintos salės lubos, įstaigos darbuotojai pastebėjo ryte. Mat jų dėmesį patraukė praviri salės langai. Tokio vandališko vizito globos namuose įstaigos vadovė tikina dar nėra buvę. Mat nekviesti svečiai ne tik apgadino suremontuotas sienas, bet ir pasisavino 35 naujus radiatorius. Aš tik vieną galiu pasakyti, kad žmogus, ar tai paauglys, ar tai suaugęs žmogus, normalios, stabilios psichikos taip nedaro. Taip turi daryti žmogus kažkoks tai, ar tai kažkokių kvaišalų prisigėręs, kažkokios žolios prisigėręs, arba šiaip jau turintis problemų ir visiškai gyvenime jokių vertybių nebeturintis. Vandalų padaryti nuostoliai tik skaičiuojami, tačiau džiaugiamasi, kad besismagindami ir deglais deginę salės lubas įsibrovėliai nepadegė patalpoje sukrautų daiktų. Kas tie naktinio vizito autoriai aiškinasi policijos pareigūnai, tačiau neabejojama, jog tai paauglių darbas. Šiuo metu pastatą naktimis prižiūri saugos tarnyba, tačiau po tokio išpolio valdžios rūmose bus pradėta kalbėti apie vaizdo stebėjimo kamerų sistemos įrengimą. Dabar toks faktas tokio nusiaubimo verčia susimastyti ir pagalvoti apie būtinas priemonės tokiai ir apsaugai. Aš nelinkęs būčiau sakyti, kad reikia dabar iš karto to imtis. Aišku, gal čia tik tai atsitiktinis, tikiuosi, toks dalykas įvyko, nesusipratimas, kaip sakant, išaiškins mūsų teisės saugos organai. Tačiau jeigu ateity tokie dalykai pasikartotų, be abejo reikia imtis kažkokių priemonių. Aš turiu omenyje, ar tai vaizdo kameros. Vandalų ir kartu vagišių vizitas į vaikų globos namus pirmas toks atvejis įstaigos istorijoje. Tačiau anksčiau jau kartą buvo peršautas budėtojo kabineto langas bei sumuštas sargas.